nacionalinio susivienijimo pirmininką, profesorių daktarą Vytautą Radžvilą. Pasitikim aplodismentais. Tautiečiai, koks nuostabus tų išskleistų laisvės vėliavų vaizdas. Šiandien susirinkome dar kartą minėti Baltijos kelio. Mūsų čia netiek daug, bet tai nėra svarbu. Svarbiausia šitame gyvenime yra perduoti žinią. Žmogus miršta dvasiškai, kai jis neturi ką perduoti savo vaikams. Tauta miršta dvasiškai, kai neturi ką pasakyti ir perduoti savo ainiams. Šiandien mes esame pasiruošę prisiminti pažadą, kuris skambėjo po čia pat esančių rūmų skliautais. Tas pažadas buvo toks: vergams palikti vergo naktį klaikę. Į šitos rūmus susirinkęs Sąjūdžio suvažiavimas buvo pirmasis po daugybės vergovės dešimtmečių laisvų žmonių sambūris. Laisvas žmogus nuo vergo skiriasi tuo, kad tai, ką jis galvoja, ko jis nori, jis išdrįsta pasakyti viešai. Kol jis to nesugeba, jis gali dalintis artimų draugų būrelėje slapčiausiamis ir drąsiausiamis svajonėmis. Jo vaizduotės skrydis gali kilti į didžiausias aukštumas. Bet tol, kol jis neišeina į tai, kas vadinama viešojo politinio veikimo erdve, jis tebėra vergas. Sąjūdžio kelias gimė šitose rūmuose. Iki steigiamojo suvažiavimo būta puikių mitingų, nuostabių kalbų, tačiau šitie rūmai yra ypatingi. Į juos susirinko laisvi tautos žmonės, kuriuos vėliau vadinsime Sąjūdžio žmonėmis, kaip laisvės trokštančios tautos atstovybė. Tikroji tiesa yra ta, kad oi ne visi mūsų tautiečiai tomis dienomis troško laisvės. Daugelis, gal net dauguma, gyveno savo kasdieniais darbais ir rūpesčiais. Netrūko ir tokių, kurie slapčia šaipėsi. Šitie šaunuoliai, nutrūktgalviai, pažiūrėsime, kaip greitai jie išvys baltas meškas. Taigi šitose rūmuose susirinko žmonės, kurie tiesiog apsisprendė laisvę. Toks apsisprendimas yra be galo sunkus veiksmas. Ypač tais laikais,
kai už menkiausią laisvą žodį, o ką jau kalbėti apie laisvą veiksmą, grėsė žiaurios bausmės. Štai kodėl galima drąsiai teigti, kad šitose rūmose, kuriuos mes tarp kitų dalykų čia susirinkome ginti, gimė Baltijos kelio dvasia. Rūmuose buvo keli tūkstančiai suvažiavimo delegatų. Baltijos kelyje stovėjo 100 000. Bet pats principas, toji dvasia į šitą ilgą kelią išskrido iš šitų rūmų. Tas kelias buvo ypatingas. Man kartais kyla mintis, kad mes dar ir šiandien nesuprantame, ką iš tiesų tą dieną padarėme ir kas iš tiesų įvyko. Ta diena mes po daugybės dešimtmečių vėl tapome patys savo istoriją kuriančią tautą. Būti savo istoriją kuriančią tautą yra milžiniška privilegija. Ji lemta ne visoms tautoms. Ir mes kūrėme savo istoriją, išdrįsę viešai pasakyti, ko mes norime. Mes pasakėme, kad esame sena, garbinga, turinti didingą valstybingumo tradiciją tauta. Ir mes turime teisę sugrįžti ir kaip lygus su lygiais atsisėsti prie tokių pat laisvų valstybinių tautų stalo. Ir mes buvome išgirsti. Šiandien turbūt iki galo neįsisąmoniname, kad jeigu ne Baltijos kelias, nebūtų buvę daugybės dalykų. Beveik neįmanoma įsivaizduoti, kad tų pačių metų gruodžio mėnesį pati Maskva būtų pripažinusi, kad Molotovo-Ribentropo paktas iš tiesų egzistavo. Mes kartais neįvertiname ir nesuvokiame, kad šito pakto pripažinimas galbūt išgelbėjo tūkstančius mūsų tautiečių gyvybių. Juk jeigu šitas paktas nebūtų buvęs pripažintas, tai be jokios abejonės Kremlius būtų galėjęs tiesiog pasakyti, toji Lietuva yra savanoriškai į Sovietų sąjungą įstojusi broliška respublika. Dabar jai atsirado saujelė nacionalistų ir ekstremistų, kurie nori sugriauti mūsų brolišką tarybinių tautų šeimą. Ir jie būtų turėję laisvas rankas, negailestingai susidoroti su mumis. Taip susidoroti, kad prieš tokio masto represijas, tragiški įvykiai prie televizijos bokšto atrodytų tiesiog menkutė smulkmena. O kodėl Maskva mus išgirdo? Taip, Maskvoje labai sunkiai dirbo mūsų atstovai. Jie prie apskritojo stalo didvyriškai grūmėsi su imperijos politikais ir istorikais, įrodinėdami tai, kas visam pasauliui buvo akivaizdu. Mes esame groboniškos suokalbio aukos. Tačiau sunku patikėti, kad jie būtų pasiekę pergalę vien kabinetuose. Iš tikrųjų, ta pergalė buvo nulemta Baltijos kelio paprasčiausiai todėl, kad visas pasaulis išvydo mus tame kelyje ir Kremliui nebeliko nieko kito, kaip įsiklausyti į mūsų atstovų argumentus. Lygiai taip pat sunku įsivaizduoti, kad be Baltijos kelio mes šiandien būtume nepriklausoma valstybė. Be Baltijos kelio
geriausiu atveju mums būtų suteikta platesnė autonomija. Labai abejoju, ar tai būtų buvęs net vadinamasis Mongolijos statusas. Galbūt, tai yra mano prielaida, Lietuva būtų gavusi tam tikrą autonomiją, šiek tiek primenančią Lenkijos karalystės autonomiją Rusijos imperijos sudėtyje. Ir turbūt visi šiandien privalome suprasti, kad šitokia autonomija būtų buvusi efemeriška ir trumpalaikė. Todėl, kad su tokia autonomija nebūtų Europos Sąjungos, nebūtų NATO, o turint omenyje, kas per paskutinį ketvirtį amžiaus įvyko Rusijoje, tai mūsų autonomija būtų pasibaigusi lygiai taip pat, kaip valdant Putinui, Rusijos federacijai baigėsi vadinamųjų respublikų autonomijos. Mes vėl būtume buvę praryti. Ir šitai nebūtų pavykę išvengti, jeigu savo lemiamo žodžio nebūtų tariusi tauta. Mes paprasti žmonės. Mes dažnai linkę neįvertinti vadinamojo žmonių balsą. Ir pernelyg dažnai nesuprantame paprasčiausių tiesų. Jeigu ne Baltijos kelias, Kremlius būtų pasakęs, kad lietuviai yra absoliučiai laimingi broliškoje tarybinių tautų šeimoje ir juos išstoti iš Sovietų Sąjungos kursto atplaišus. Menkutė saujelė radikalų, ekstremistų, primityvių ir tamsių buržuazinių nacionalistų, kurie, kaip sakydavo Gorbačiovas, nori sugriauti mūsų bendrus namus. Jisai šaukdavo, neįsivaikščiokime po savo atskirus butus. Tai štai kokia yra pabudusios tautos ir sutelktos žmonių kolektyvinės valios jėga. Ji gali daryti stebuklus. Ir šiandien tai nėra prisiminimai. Taip jau yra, kad 1989 metais mes išėjome į Baltijos kelią kupini šviesiausių lūkesčių ir didžiulių vilčių. Imperija braškėjo. Ir Baltijos kelias buvo mūsų raktas į laisvę. Tačiau šiandien gyvename sąlygomis, kai Baltijos kelias vėl turi tapti kaip niekada gyvų prisiminimu. Kuo tikriausia gyvąja atmintimi. Nes mes vėl, kaip daugiau prieš 30 mečius, stovime grėsmingų išbandymų akivaizdoje. Mes vėl stovime, žvelgdami į didėjantį pasaulio chaosą ir byrančią pasaulio tvarką. Ir šita byranti tvarka yra naujas geopolitinis žaizdras, kuriame negailestingai bus perlydytos absoliučiai visos tautos. Šitame žaizdre vieni sudegs ir išnyks visiems laikams. Tie, kurie praeis per šito žaizdro ugnį, ištvers jo liepsnuose, tie gyvens naujajame pasaulyje. Šitas naujasis pasaulis, kalbant labai tiksliai, jau formuojasi mūsų akise. Tiesą sakant, mes jame jau esame. Tik be abejo reikia didžiulio įžvalgumo, išminties, toliaregiškumo, kad pamatytum to naujojo pasaulio kontūrus. Kalbėdamas čia galiu pasakyti tik tiek, kad tas pasaulis mums kelia lemtingą pasirinkimą. Primeta jį. Šiandien gyvename Lietuvoje, kuri yra praradusi
visus didžiuosius sąjūdžio iškovojimus. Šiandien mes esame tauta, kurios žmonės jau nebegali jausti savo šalies šeimininkais. Kaip ir prieš 30 mečius, kai dar vadavomės, mes pirmiausiai vadavomės iš būtinybės prisitaikyti prie visų, kas mums nurodinėja. Mes vėl tampame bailių ir prisitaikėlių tauta. Lygiai taip pat kiekvienas, kas nėra aklas ir kurčias, mato, kaip iš šitos šalies mūsų gyvenimo viešųjų erdvių sparčiai traukiasi gimtoji lietuvių kalba. Mes esame vienintelė Europoje valstybė, kuri niekaip neįstengia pasiekti, kad visose bendrojo lavinimo mokyklose būtų mokama valstybinė kalba. Lygiai taip pat, kai mes kalbame apie savo istoriją, dar pernai metais daugelis čia esančių asmeniškai patyrė, kaip sunku patiems rašyti savo istoriją. Mūsų istorija šiandien rašo svetimi. Jie nurodinėja, kas yra mūsų didvyriai ir niekdariai. Jie sprendžia, kam turime teisę statyti paminklus, o kam nevalia. Taigi, jeigu mes būsime tokie, kokiais tapome šiandien, visa tai tęsis. Ir labai greitai, po kokių 10 metų, pokyčiai Lietuvoje taps negrįžtami. Mes tai žinome iš daugelio šalių patirties. Todėl mums nelieka nieko kito, kaip sugrįžti į Baltijos kelią. Greičiausiai jis bus kitoks, bet Baltijos kelias pirmiausia yra ne fizinis to kelio pavidalas. Baltijos kelias pirmiausia yra jį įkvepianti dvasia. Kokia Baltijos kelio dienomis ir šiandien yra pati didžiausia lietuvio privilegija. Šitame pasaulyje galima reikalauti daugybės dalykų. Bet vis dėlto didžiausia privilegija būti laisvam. O būti laisvam reiškia vienintelį dalyką. Pačiam nuspręsti, kuo nori būti. Baltijos kelyje mes pasakėme, mes nusprendėme būti savyje. Kelias, kuriuo mes einame, yra sunkus, erškėčiuotas, pavojingas ir nežinomas. Mes nežinome, ar jame neklupsime. Nesame tikri, ar jame nepasiklysime. Bet svarbiausia yra viena. Tai mūsų kelias. Mes norime eiti jo patys, niekieno nevedami už rankos. Ir šitą pažadą, kuris nuskambėjo čia esančiuose koncertų ir sporto rūmuose, ir dar garsiau nuskambėjo Baltijos kelyje, susirinkome prisiminti. Ir ne tik prisiminti. Įsipareigoti, to pažado nepamiršti ir jį vykdyti. Ačiū už dėmesį.